Taip, nu atsisėsk jo ten, kaip laisvės. Blogai daug ir išauklėjom. Gal man kitą indą aš kaip nors. Nu, bet tas indas irgi buvo labai toks būtingas. Tai mums duokit donas pagraužti picą. Jo, labai atsainiai šitą laikyklą tai, ne? Ja, pasidėk. Tau negalima. Va tai va. Aš čia tokia, aš viską turiu. Valgyk duoną, valgyk. Gal viską nesuvalgysi, tau nieko. Jeigu žmogus ne... Modestai, kaip tu supranti savoką alkis? Nu, suprantu aš tą savoką kaip ta prasme, kad žmogus nori pavalgyti kažką tokio. Jeigu žiūrint, kad vieno asmens samprata alkis. O skurdas? Skurdas tai yra, kai jau žmogus jaučia gan didelį nepriteklių. Aišku, siaubingas dalykas, nes kai alkanas yra žmogus, tai ir nei jėgų ten nėra, nei jisai gali nei galvoti. Alkį aš įsivaizduoju ne tik tą tradicinį alkį, kuris yra, na, badas, kurį mes visi suprantame. Tačiau, manau, galėtų būti alkis tiek ir moralinės, išsilavinimo alkis, meilės alkis, manau. Man tu dalyvauji fotosesijoje, ne, ir aš mačiau vieną epizodą, kuriame tu valgai duoną, negeri vandenį, o kiti žmonės už tavęs sėdi ir nieko neturi. Ne? Tai kaip ir tu kažką tai jie neturi. O ką tu jauti, iš viso, ką jauti, būdama šiek tiek turėdama ką valgyti, o kai kiti net... Ir gaila, atrodo, aš mielai ir ten nors su jais pasidalinčiau. Esi aprengtas tokiu žmogumi, kuris turbūt nelabai daug turi pinigų, net, sakykime taip, galbūt alkanas. Vis tiek esi tame, ne? Esi dabar tame žmoguje. Jaučiuosi tame žmoguje, kad man trūksta kažko tais. Kaip tu jautiesi šitoje situacijoje? Ar tai yra galbūt kažkokia prasme pagalba? Gal pavyks šiuo konkursu iš tiesų parodyti žmonėms tą alkio prasmę, kad iš tiesų reikia atkreipti dėmesį visuomenės. O tarkim, tokia situacija, eidamas gatve, matai išmaldos prašantį vaiką. Kokie jausmai tave užplūsta? Aš jaučiu gan didelį gailestį, nes sunku žiūrėti tokį dalyką, kai žinai, kas vyksta iš tikrųjų. Pirma mintis būna, o kodėl niekas jam nepadeda, bet paskui vėliau susivoki, o kodėl aš nieko nedarau. Taip atrodo, ten kažkur toli ir kažkas turi padėti, bet šioje situacijoje, manau, kiekvienas turi pradėti nuo savęs. O kalbant apie pagalbą, tu įsivaizduoji save tokia, kuri galėtų kažkaip padėti? Ja, žinoma, galėčiau padėti. Dabar, kad ir padėti, kaip dabar yra dauguma raginimo tam neišmetinėti savo maisto, kažkiek tais pervesti tam 3 ar 2% savo algos skirti jiems. Manau, pati pirmoji pagalba būtų palaikymas. Ką tu manai, ar Lietuvai būdingos šios savokos, alkis, skurdas, tokia prasme, kokią tu supranti? Taip, aš manau, daugumai Lietuvos žmonių tai yra būdinga, nes kiekvienas kažkaip lietuvis mes visą laiką džiaugiamės, jeigu kaimynai kažkas negerai. Aš esu kaip iš daugiavaikės šeimos ir irgi pas mus ten su pinigėliais trūkumas, bet... Ne. Pati asmeniškai ne, bet, sakau, esu mačiusi labai šiltai. Dėkui tau labai, linkiu sėkmės.